Labadiena visiems dabar. Galima biskį dėmesio, aš tikrai klausiau, tai jūs būkite pagarbus kitiem. Iš tikrųjų, aš dabar atstovauju ne pats save, o ko gero gal 50 pirmininkų, nes viceministrės jau skambinau, galim dar kartą susipažinti telefonu, kalbėjom, Kazlauskas, jo mano pavardė. Tai dabar tik tai liko ta vadinamoji procedūrinė dalis surinkti parašus, kreipėmėsi. Ir vakar, kai aš skaičiau, sakykime, skelbimą mūsų šito renginio ir vėl būtent bendrijų pirmininkam dėmesio ir panašiai, nu tai rengėjam tai kuolas. 10 valandą ryto visi pirmininkai, kurie normalūs, va gerai sakėt, kur ne pensininkas dėl vaizdo, yra darbe. Tai kaip ir su viešųjų pristatymo šilumos ūkio plano buvo, susirenka grupelė suinteresuotų asmenų, kai šiuo atveju, kas čia sėdi, taip ir dabar yra. Yra daug bendrijų, kurios norėtų daryti pačios tą pačią renovaciją ir man aišku labai gaila tų bendrijų, kurias darys valstybinė renovacija, nes labai daug yra klausimų investiciniuose projektuose. Aš girdėjau, tarp kitko akcentavote, tai galbūt jau pastebėjot, reiškia investiciniai paruošti totaliai nekokybiškai. Tai visi tą mato, visi tą žino, bet visi forsuojam. Gerai, bet viceministrė sakė, man neįdomu, kaip man svarbus skaičius. Tai tas pats kaip su kreivė buvo, 2000 renovuosim, tai ko gero mes čia vėl nerenovuosim. Tai toks pirmas dalykas. Antras dalykas yra, sakykime, aš jau kai žmogus galiu pasakyti, man gaila valstybinių išvaistomų pinigų. Paruošėm ganėtinai gerą programą, va ponia Vanagi nepasakys. Tikrai pradėjo, ta pradžioj kur buvo, ne savivaldybių, pradėjo bendrijos ją gilintis, pradėjo bendrijos pagal ją jau dirbti. Dabar ta programa numesta į šiukšliadėžę teoriškai ir tipo galima, bet kur jos viešinimas. Pas mane 20 pirmininkų per dieną ateina. Tai ką dirba va šitą kontorą, ar ten beta ar gama, nesvarbu kokia. Kaip sakyt, aš nežinau, aš dabar dirbu jūsų darbą. Ir jie tikrai norėtų tą daryti, bet jūs, aišku, dar, kaip sakyt, visą akcentuojate šitą savivaldybių bumą ir kas garantuoja, kad jis nesprogs, šitas burbulas. Tai toks pastebėjimas. Tai aš, sakykime, prie visų sakau, palikim tą demokratiją, palikim bendrijom pačiom spręst, kurios turi tikrai resursų ir noro daryti arba pagal seną modelį, arba eiti su ponu Jaciunsku, senas panaikintas. Pirkimai CPO, dabar va pono Jaciunskui irgi labai svarbu, kadangi jis specialistas su atestatu superinių renovacijai. Tai atsiprašau, CPO neparuošta programa. Gali viceministrė tą patvirtinti ir ponas, sakykime, betos vadovas dabar jau. Neparuošta CPO ir mes lipam ant grėblio, kas nežinom, kuris spiglys įdurs. Tai palikim tą variantą ir vieną ir kitą, žiūrim, kas geriau gausis. Va kaip ir ponas meras mūsų sako, pabandyti galima ir tą, žiūrėsim, iš ko geriau gausis. Bet viskas daroma politiniais reikalais ir politiniais norais ir motyvais ir nežinau kodėl. O kodėl aš sakau, man gaila pinigų? Todėl, kad tiek viešinimui buvo, Rasa neduosiu meluoti bupos darbuotoja, pinigų vienai programai, tai kur jie nuėjo? Į šiukšliadėžę. Ir tai buvo biudžeto pinigai, ponai, mūsų visų pinigai. Tai kodėl mes taip darom? Ir aš čia sąrašą klausimų turiu labai daug, ir kas liečia bankus ir visą kitą, bet čia jau girdėjau tų problemų, truputį minėjau. Tai sakyčiau, kad reikia akcentuoti į abi pusės, yra tikrai kokybiškai bendrijų, kurios labai kokybiškai ir tvarkosi ir pasidaro, čia, sakykime, ir tas mūsų, ir mano minėtas namas, ir ne mano, čia yra daugiau tų namų Alytui. Ir sakyčiau, kad negalima griauti to, ką kažkas sukūrė. Sudirb šitie dėsniai. Po to, sakykime, tas pirkimas, va čia girdėjau tą frazę, buvo apie, nežinau, apie kokią, sakykime, tą etapais eiti. Tai lygiai tą patį reikia daryti ir su ranga. Etapas, sakykime, inžinieriniai daliai, etapas statybiniai daliai. Dabar mes viską suplakėm į krūvą, genrangovas ateina, Panevėžio statybos trestas, sudeda mums trinkeles, kaip Gedimino prospekte ir pasakom ačiū. Nu, atsiprašau, kodėl tai yra blogai? Visi žinot puikiai, kad genrangovas iš subrangovo nori uždirbti. Reiškia, sukyla renovacijos kaina. Tai kas čia nerašytas pasakas reikia sekti politikam, ar čia tiesas? Tai vieną kartą atsipeikėkit, nusileiskit ant žemės ir viską darykit taip, kaip reikia. Ačiū.